Laida remiama Medijų rėmimo fondo. Sveiki, Express FM klausytojai, čia Darius Lukoševičius ir kaip visada, ketvirtadieniais laida žurnalistų namai. Na, o tie, kas geriausiai žinoma klausyti tiesiogiai per Extra FM radiją, bet jeigu jūs norite matyti pašnekovus, kas turbūt irgi kartais praverčia, galite pažiūrėti Facebook'o, YouTube'o platformose arba Extra FM interneto portale. Na, o šiandien pokalbis, manau, kad iš principo tokie pokalbiai labai daug kelia aistrų. Manau, kad jų ir reikia. Ir ką tik skambiai baigėsi eilinė knygų mugė su dideliu susidomėjimu. Ir šiandien kalbėsime apie knygą. Knyga vadinasi Prarasta karta, kur yra skliausteliuose, tai arba prarasta arba rasta. Ir jos autorė žurnalistė Rūta Sinkevičiūtė. Sveiki. Taigi iš tiesų labai smagu sveikinti kolegas su jų knygomis, nes manau, kad žurnalistai, ypač kurie dirba ne vieną dešimtmetį, tikrai turi ką pasakyti ir turi apie ką parašyti, nes per tą savo karjerą jie sutinka begalę įdomių žmonių, su kuriais, galima prisidaryti minčių, iš kurių galima pasimokyti ir iš tikrųjų tos patirtys nėra eilinės. Kas paskatino parašyti knygą, jūs pati nemėgstate žodžio sovietmetis, iš tikrųjų tai apie okupaciją. Okupaciją pradėjau naudoti tuomet, kai dar buvo laida per Lietuvos televiziją Prarasta karta. Taip netikėtai, rengiant medžiagą iš Centrinio valstybės archyvo ir Lietuvos televizijos, staiga susidūrėm su tokiu pasipriešinimu, su tokiu šlovinimu sovietmečio okupacijos, kad tikrai buvo stebėtina. Ir kažkaip tai, kai Alma Litera mane pasikvietusi, pasiūlė man parašyti knygą, nes aš pati būčiau nesugalvojus, kadangi vis tiek tas darbų ratas labai sukasi ir darbų konvejeris nesustoja, bet aš pagalvojau kad reikia išsiaiškinti, kas ta prarasta karta. Tai dabar man labai aišku, ta prarasta karta, tie, kurie įsikibę laikosi okupacijos, apsikrėtę bolševizmo bacilą, kurie niekaip neišsivaduoja, jie nieko nežino apie tą nei ekonomiką, nei tos pseudomokslus, kurie grindė tą komunizmo šmėklą ir laikė ją kažkiek gyvybingą, lavoną pumpavo kažkokiom pseudomoksliniam doktrinom, kad neva čia mes tuoj būsime kažkur socializmo, komunizmo roje. Utopijos rojaus žemėje idėja tai visada yra labai gaji, ji labai yra patraukli ir ji vis iškyla kur nors ar Latino Amerikoje, ar Šiaurės Korėjoje, ar Vietname vis. Ir aišku, komunistai tai yra tikri meistrai propagandos būdu apkamšyti šitą šmėklą iš įvairių pusių. Bet žmonės šito nesupranta, nes tapę šitų apgalvotų spąstų aukomis ir būdamas auka galėtų muštis už okupaciją, už tą sovietmetį, iš paskutinių jėgų šlovint nemokamus butus, nes tik išėjo straipsnis per knygų mugę, aš grįžtu namo ir dar net nežinau, kad yra straipsnis portale, bet man jau iš karto į telefoną eina Vatnikų 5 kolonos iš karto atsiliepimai, nes tikrai didelį puolimą dėl to turiu. Ir man taip, tai nėra ką kalbėti, tai yra prarasta karta. Jis neskaitęs knygos, kurioje viskas atsakyta, jis ir tą straipsnio neskaitęs, kurį jau komentuoja, bet tokiausiame, didžiausiame, taip sakant. Tai mačiau, bet man atrodo, kad čia truputėlį painiavos įneša, kad mes suplakam du dalykus į vieną. Tai yra okupacija, prieš kurią turbūt, galima drąsiai sakyti, pasisakė 90 su virš procentų Lietuvos gyventojų. Tai buvo referendumai ir taip toliau, ir mes akivaizdžiai matome, kad Lietuvos žmonės tikrai nenorėjo būti okupuoti ir galų gale jie jau nebesutiko būti okupuoti. Iš kitos pusės socialinės sąrangos sistema, kurią, sakykim taip,
galima ginčytis. Man visos socialinės idėjos kažkiek yra vienodos. Ar tai būtų fašizmas, ar tai būtų komunizmas, na galų galia tas pats kapitalizmas per visą istoriją savo ne visada blizgėjo, taip sakykime. Tai šioje vietoje manau, kad žmonės kartais supainioja tai, kad jie gyveno gal ir prastai prie tos okupacijos, bet visi buvo daugmaž polygiai, tai buvo skurdo rojus, sakykime taip. Visi gyveno skurdžiai, bet, na, neišskirtinai kažkaip. Tai dabar tie žmonės, jie dar buvo jauni, tai buvo vis tik tai, sakykime, dabartiniai 50-mečiai, tuo metu buvo 20, tai yra dar jaunystė, tai kaip ir mūsų jaunystė. Tai vėlgi šitie dalykai painioja truputėlį, ar tu buvai laimingas 18-metis. Tai buvau, man tiesiog pasakius, visai kiti dalykai rūpėjo negu šiandien rūpi, bet iš kitos pusės, ar aš buvau prieš okupaciją, taip, visomis rankomis ir kojomis. Tai netrodo, kad kartais mes patys save pasigaunam ant to, kai klausėme, ar nebuvo jums blogai sovietmečiu. Sako, nu, okei, nebuvo labai blogai. Ir tada sakom, nikas, nes jam patiko okupacija. Tai šitie dalykai kartais painius ir netrodo tau. Tai čia, kai pavadinė sovietų valdžios metus Lietuvoje okupacija, tai Kremliaus troliams sudreba rankos. Todėl, kad didžiausias sirupo sluoksnis buvo užlietas, kad mes nevadintume to okupaciją. Ir labai atskirti tie dalykai. Nepaprastai, kur gyvenome, visi buvome lygus, truputėlį turėjome, biški konkuravome, su džiugesiu stovėjome prie bananų, prie bato eilėse pasakodavom savo gyvenimo istorijas. Iš prie bananų stojau vieną kartą, tik vieną kartą gyvenime juos buvau matęs. Aš jų nemėgau, po šiai dienai tai man tas pats būdavo, bet iš tikrųjų tai žmonės tą tokią rožinę retrospektyvą atspindi to savo jaunystės mato, bet pavyzdžiui, man tai nepatiko nei ta sovietinė mokykla, nei tos sovietinės gatvės, nei tas sovietinės pramogų kažkoks lygis. Aš jau besibaigiant sovietmečiu buvau ten šiokia tokia foje vadybininkė ir aš tikrai klastojau dokumentus, siuntinėdama iš vieno fakso į kitą pakvietimus, darydavau tarnybinės vizas, bėgdavau ambasadą, kad mes tik išvažiuotume į Lenkiją, Vokietiją, Čekiją, įsirašinėti dainas ir ta jau geležinė uždanga po truputėlį ir taip jau kyla, bet žmonės visiškai nežino ir neturi žinių. Šita knyga tai yra ištrauktas giluminis archyvas nuo pat 45 metų, kaip visos schemos, kaip buvo plaunamos smegenys, kaip nebuvo jokio nemokamo mokslo. Tiesiog surinkta medžiaga ir ta laida, kirtusi knyga jau yra paremta Mažvydo ypatingojo archyvo, centrinio archyvo medžiaga ir net kai kurie anekdotai. Pavyzdžiui, kad toks Pranas Kairys, kuris tarnavo kariuomeniai, pasakė 2 anekdotus apie Staliną ir apie partiją. Tai jis kalėjo 10 metų. Tai ar tai normalu? Tai tokia, reikia išvažiuoti į užsienį, tu gauni kelialapį darbovietėje vieną per 5 metus ir tave saugumo komisijoje, kur yra 7 žmonės, pati Ingos Zakšauskienės, tai yra tyrinėjimo tema, visas atspindys, svarsto, ar tu geras komunistas, ar tu geras pirmūnas, ar tu geras, ar tau viskas gerai ir sprendžia ir dažniausiai neišleidžia. Gražu. Tai va, tai grįžtant prie to, kas yra okupacija ir kas yra tas retrospektyvinis atspindys mūsų praeities, tai yra neduok dievė tai pavadinti okupacija, bet tai dėja buvo okupacija. Ir man tai baisiausia, kad tokie, kurie puola į atlapus ir sako, kad viskas buvo gerai, kad kažkoks visuomenės forumas mane kad puolė, ta tarybų valdžia rašo iš didžiosios raidės. Stalinas rašo iš didžiosios eilės, tiek to rašo, kad Stalinas įvedė į mokyklas logiką. Dėl dumblių reikėtų priminti Rūtai, kurią ištiko amnezija, kaip mes kokius naudingus produktus valgėme, galvoj visišką košę. Tai tas žmogus, kuris nuo savęs šlovina okupaciją,
vadindama ją sovietmečiu, tai prilygina, tai reiškia, tie žmonės, kurie buvo išvežti, kankinami KGB Rusiuose, sušaudyti miškuose, jiem nieko nereiškia. Tai gal įdomu. Bet tai tokių mažuma. Aš netgi pasakyčiau, kad teisėjo pasakius, Darė, nustebtum dar. kai tu sakai, kad smegenys buvo išplautos, na nežinau, bet jau aš tikrai neprisimenu žmonių, kuriem būtų smegenys išplautos. Taip mes gyvenom toje sistemoje, mes prie jos, prisitaikėm, nes toks buvo gyvenimas. Negaliu sakyti, kad nedalyvau tame, nes dirbau Panoramoje, tai labai natūralu, kad turbūt tuo metu tikrai ne žurnalistu buvau. O propagandistu, jeigu jau taip žiūrėti, tai šito nepaneiksi. Kažkaip tai čia kai kurie kolegos bando žegnuoti. Negali žegnuoti nuo to, ką darai. Bet aš turiu omeny, kad, tikrai, nežinau, kiek Lietuvoje žmonių galėtų drąsiai pasakyti, kad tremtys ir žudimai buvo gerai. Labai abejoju. Ir tais laikais nes jų buvo. Sovietinė, aš tai yra toks tikrai vaizdas, aš neseniai buvo premjera mano filmo apie Joną Žemaitį Vytautą ir žiūrint begalinę archyvą, kuri man suteikė Centrinis valstybės archyvas, yra toks filmukas 10-metį okupacijos. 54 metai. Rodo, kaip žmonės su transparantais būriuojasi prie Lenino paminklo, kurio ranka rodo į KGB rūmus. Tam minia stovi tarp KGB rūmų. 54 metais ten buvo žudomi, kankinami paskutiniai partizanai, tame tarpe ir Jonas Žemaitis Vytautas. Ir tie žmonės su jokių veidų, jokiais veidais atvaryti, švęsti, būrys didžiausias su transparantais. Šitokio išprievartavimo iškreiptuoju politiniu būdu per okupaciją, tai žinoma, kad jie nesuvokia, nes žmogui yra tas pats, jiems reikia auginti vaikus, juos leisti į mokyklą, pajauti apie kokią nors truputėlį laimingesnę ateitį. Tai žmonėm, tie, kas dalyvavo rezistenciniai kovoje, tai tie viską prarado. O tie žmonės, kurie buvo tokie nes tas sovietmečio šlovinimas tai eina iš kurių galvų? Iš tų, kurias ir vadinam prarasta karta. Jie nesugebėjo prisitaikyti prie naujų laikų, jie negali džiaugtis, turi kokią lenkpjuvę, ukmergėje ar ten kokią ten batų taisyklą, bet iš milijono galimybių, kurias suteiktas buvo per 35 metus, nepriklausomai Lietuvoje, pavyzdžiui, aš visko pasinaudoju, aš keliauju kur noriu, slidinėju kur noriu, važinėju kur noriu, ką noriu, tą darau. Atspėdu savo kieme, kaip ir tu savo, ir tiesiog jaučiuosi laiminga. Ir ta laimė priklauso nuo manęs, bet man nereikia galvoti, kaip čia pasakyti politkorektiškai, kas man nepatinka arba išvengti. Tai taip, tai sakau, tas iškreiptas vaizdas prie KGB man taip daug ką pasakė. Taip, bet tai aš prisimenu, mus visus varydavo ir moksleivių dar kartais, o studentus tai privaloma tvarkai tas demonstracijas ir nesirinkimus. Mane iš komjaunimo išmetė už tai, kad aš atsisakiau į rinkimus. Taip jau sutapo, nenorėjau aš protestuoti, bet taip jau išėjo, kad rinkimai buvo per mano gimtadienį balandžio pabaigoje. Ir kažkaip šventėm, ir tie agitatoriai 6 ar 7 kartus atėjo, paspjovė ir parašė raštą. Taip, bet čia, sakykime, taip, vis tiek visi įsivaizdavom, kad mes gyvename farse. Nežiūrint to, kaip dabar kažkas, kam nenusisekė gyvenimas, bet visi įsivaizdavom, kaip. Gal daugiau apie tą farsą po trumpos reklaminės pertraukėlės, mes grįšime į studiją ir pakalbėsime. Taigi, čia žurnalistų namai, šiandien mūsų viešnia Rūta Sinkevičienė, knygos Prarasta karta. Man labai patiko, kad yra vis tik tai skliausteliuose, nes ta prarasta karta šiaip netaip vis tik tai dalyvavo Sąjūdžio mitinguose ir galų gale sugebėjo iškovoti Lietuvos nepriklausomybę.
Tai, sakykime, taip ne visai ta mūsų karta prarasta. Oi ne, tai čia mes ir daugybė žmonių šitoj knygoj, kurie pasakoja apie savo patirtis įvairiose sritise, tai jie yra šiandien žymus aktoriai, žurnalistai, Algimantas Žukauskienė, Donatas Katkus, Larisa Kalpokaitė ir daugybė sėkmingų verslininkų. Tai šitoje knygoje pjūvis po pjūvio, nuo vaikystės iki mūsų kuklių džiaugsmų, paslaugų, bet ko niekada nekalba homo sovietikai, ta tikra prarastoji karta, tai tu jiem niekada nepasakysi, kad psichiatrinės tai buvo nematomi kalėjimai. O kaip gyvena neįgalieji žmonės? Tai jų socializmo statybai nereikėjo, jie gyveno psichoneurologiniuose internatuose. Yra vaizdinė medžiaga, kaip ten gyveno žmonės. Mirti buvo ne taip baisu, kaip ten gyventi. Tai kaip gyveno žmonės sovietmečių auginantis neįgalius vaikus, turintis neįgalius žmonės namuose. Tai yra daugybė visokių paslėptų faktų ištrauktų iš tos pačios Rusijos blogerių kažkokios tai informacinės kaupyklos ir taip toliau. Tai šitą čia mes nemokami butai, tai aš sakau, yra patys paskaičiavę, ukrainiečių yra toks tai labai fainas blogeris, jis yra pristatęs schemas, ką reiškia nemokamas butas. Tu turi gauti algos 3000 rublių ir visa Sovietų sąjunga turi gauti nuo 3 iki 5, bet tu gauni 80 rublių. Ir visas tas nuo tavęs atlikęs fondas eina į namų statybą, kvartalų, miestų statybą, tiesimą kelių, nemokamą mediciną. Visa tai, ką nuo tavęs pavogė sovietų valdžia, nes nieko nemokamo nėra. Ir nieks negali statyti kvartalų dovanai, nes jokia ekonomika to neatlaikys. Ne, problema yra turbūt, kad čia vėlgi, čia tas didesnis mitas apie tai, kad yra nemokama, bet jis labai gajus. Pažiūrime mūsų konstituciją, pas mus irgi nemokamas švietimas, nemokama medicina šiandien, kas yra absurdas, ta prasme. Nemokamų dalykų nebūna ir šiandien nėra. Bet mes irgi net ir dabar norim save truputį apgauti. Pasakyti, kad štai va nemokama. O tai iš kur tada, kas sumoka? Už tą visą, už mediciną, už švietimą ir taip toliau. Mes ir sumokam. Tai šitoje vietoje, čia jau utopinis mąstymas, būdingas visiems. Tai utopija yra pati gajausia iš visų idėjų. Čia kaip gero vyno taurė išgeri ir tau gyvenimas pagerėja, nes jis tiesiog atsiranda vizija, kad jis yra geresnis. O kad pas mus nėra nemokamos, mes už viską mokam per mokesčius ir už švietimą, ir už mokslą. Tačiau, kad valdžia nesukontroliavo ir medicinoje, ir švietime yra betvarkė, tai čia yra dabartinės valdžios, kuri kompromituoja pačią valstybę reikalas. Tik tai mane dar tas prarastosios kartos atstovų painiojimas, kai jie specialiai painioja terminus valdžia ir valstybė. Tai valdžia tai yra daugybė susiteršusių asmeniškai politikų, partijų ir visa kita. O valstybė tai esu aš. Tai yra mūsų siekiai, mūsų tikslai, mūsų apskritai valstybingumas, mūsų tautinis genas. Tai valstybė yra, nepainiokim valdžios valstybė. Ne, tai valdžia su valstybė čia labai dažnai paėmėsi be jokios propagandos, nes tiesiog žmonės taip mąsto. Čia ne tik Lietuvoje, turbūt visame pasaulyje žmonės dažnai painioja valstybę ir valdžią. Bet šiuo atveju, manau, kad milžiniškas skirtumas tarp to, kad mes šiandien apie savo valdžią galim sakyti, ką norim, ir baksnuoti juos snukučiais į tą purvą ar balutę, kurią jie padaro, jie dažnai ją padaro. Ir tai veda prie valstybės tobulėjimo, kai mes, kai šnekėjome apie tą visą sovietinę sistemą, tai turbūt viena, ką mes šnekėdavom virtuvėje su draugais, tikrai manau, kad dauguma nebuvo apsigavę, visi žinojo, kad gyvena kažkokiam surrealistiniam pasaulyje, visi viešai elgiamės vienaip, bet tyliai krizendami širdyje. Iš kitos pusės vėlgi, tai žmonės gyveno taip, kaip galėjo, bet tas visas slaptumas, uždarumas tą sistemą darė dar baisesnė.
skirtingai nuo šiandieninio, kai mes, gerai, gal ir kažko nepatenkinti, gal kažkur nelaimingi, bet mes turime galimybės, bent jau išsakyti savo nuomonę, arba galų galia ir nuo mūsų sprendimų, tame tarpe rinkimuose daug kas priklauso. Tai šitam nomenklatūrai ir aukščiausiai valdžiai ir jos gyvenimui tais laikais knygoje yra skirti net keli skyriai. Ir kadangi aš pati, būdama sovietinės rengenologės, kuri dirbo spec ligoniniai, ir aš toje ligoninėje praleidau labai daug laiko, repetuodama smuiku, ruošdama pamokas, matydama, koks yra santykis su personalu. Jie ne visi buvo ten nomenklatūriniai, kažkokie tai tūzai, rašytojai ir mokslininkai buvo ir kuklių žmonių, bet aš savo akimis mačiau tokių išsidirbinėjimų, kaip gydytojas gerdavo vaistus, ten pasirodžius Sofijai Griškevičienei. Tarp kitko, aš mirus mano mamai 2005 metais atėjau pasiimti jos kabinetą daiktų ir matau jos darbo knygelėj, ten parašyta, kad tas turi ateiti. Pagalvoju, o kaip jie dabar gyvena? Kaip susiklosti jų gyvenimą? Ir aš turėjau fantastiškus filmavimus, jie atsidūrė Lietuvos ryto televizijos eteryje su Astrausku, buvusiu prezidiumo pirmininku, su Šeriu, su Dzeržinskaite, pačiais aukščiausiais sovietmečio pabaigos kadrais, kurie išskyrus Dzeržinskaitę, tai labai nepražuvo ir šiais laikais, nes jų partijos bičiuliai tebenešė savo kitaip perdažytas vėliavas į mūsų valstybės politinę areną. Tai labai ir negali nieko sakyti, nes kiekvienas žmogus yra atskira istorija ir ne kiekvienas gali pasiėmęs šautuvą eiti į mišką, žinodamas, kad jokios perspektyvos nėra, o tie 20 000, kurie ten žuvo, tai šiandien irgi lygindama tą okupacijos žalą ir tos prarandimus, tai visada sakau, kad mes šiandien būtume kitokie, jeigu šitiek žmonių nebūtų numirę Sibire, lageriuose. Visas žiedas, mes būtume kitokie, mūsų lygis būtų mes nesiginčytume įrodinėdami, kad mes esame geri, tvirti ir mūsų neatskiestų šitiek prarastos kartos liumpenų, nepabijosiu to žodžių. Nežinau, dėl liumpenų, bet kaip išnekėjai apie tas komunistų partijos viršūnėlę arba gretinėlę, tai vėlgi galima drąsiai palyginti, kad startinės pozicijas nepriklausomybės laikais jie turėjo žymiai geresnės. Nes jie buvo gamyklų direktoriai, jie labai aktyviai dalyvavo privatizavime, labai keistam tam čekučiu, kur gamyklas paveldėjo iš valstybės, kokie jie būtų direktoriai. Ir vėlgi tie patys nemokami butai truputėlį skyrėsi nuo tų nemokamų butų, kuriuos gaudavo darbininkai. Tai manau, kad šitoje vietoje... Viskas jau parašyta, pasakoja patys ir Dzeržinskaitė, ir Šerys. Visi pasakoja, kaip jie naudojasi privilegijom. Jų yra net iš privačių žmonių archyvų, nuotraukos su jų Volgom. Knyga rašyta 2 metus. Čia ne taip, kad čia nieko nėra. Čia yra įrodymas kiekvieno teiginio. Ir kitko, ta pati nomenklatūra yra aukščiausia valdžia ir atvedė mus į sąjūdį, nes šitiek turėti dvigubų standartų, šitiek apsimeluoti akivaizdžių melų, tvirtinti, kad mes pirmaujame pagal kažkokias mėsos sūrio dešrų gavybas pasaulyje, mes kiaulės galvų valgytojai ir kanopų griaužėjai. Ir šitą vaizdą aš tikrai atsimenu, bet kur be paimsi tarybų Lietuvoje, mes visur pirmaujame. Tušinuku lentelėse. Labai juokinga istorija, galiu prisiminti iš savo studijų, tai buvo toks mokslinis komunizmas disciplina, kuri visur būdavo. Aišku, ruoštis jam buvo beprasmiška ir aš išsitraukiau bilietą apie 5. penkmetį Sovietų Sąjungos. Kadangi nežinau nei velnio, nes kada jis prasideda, tai sukūriau gražią istoriją, kad 5. penkmetį buvo pagaminta 5 milijonai traktorių, pastatyta ten 16 milijonų butų, viską iš oro surašiau. Kadangi tas dėstytojas po ranka neturėjo,
tų skaičių teko užskaityti, nes ginčytis būtų labai kvaila. O kad aš nieko nežinau, apie ką aš šneku, tai tiesiog nežinau. Tai čia va ta realybė, iš tikrųjų, tokia ir buvo. Skaičius sovietais, skaičius traukdavo tiesiog iš galvos. Ir iš tikrųjų tai yra faktas. Taip, galima jau Taip. Tai, o šiaip tai aš tai vis tiek galvodame apie mūsų su tavim kartos atstovus. Tai knygoje taip ir rašau, kad jau mes tai patyrėme iš viso kvantinį šuolį. Nuo būdelių skambinimo už 2 kapeikas iki messengerio programėlių, kur tu kalbi su ta pačia drauge iš Tailando kokio nors paplūdimio ir pasakoji, kaip apsitriedusi bežionė šaiposi iš tavęs. Tai mes iš viso iš neturėjimo galimybės ką rinktis, taigi mums atsivėrė milijonai kelių ir iš tikrųjų tai kiti stovi ir nežino, kuriuo eiti, nes pasirinkti yra sunku. Eiti yra sunku ir kažką tai daryti taip pat yra sunku. Nieko neveikti, malti liežuviu, rodyti pirštu atgal ir paksnoti į tai, ko nebuvo, yra lengva ir juo labiau, kad tikrai tokios idėjos labai susilaukia daug bendraminčių ir palaikytojų. Neįtikėtinai daug. Ir aš, kai man parodė tos forumus, kurie jau buvo susipūrę tuo metu, kai ėjo laida, aš labai nustebau, man tiesiog linkus atsiuntė, nes ašgi negaliu jų atsidaryti, mane reikia ten priregistruoti. Aš labai nustebau, kad ten buvo man gerai pažįstamų žmonių, šlovinančių sovietmetį. Tai galiu pasikartoti 2015 metais, nes vėliau nežinau, ar buvo daryta apklausa, bet buvo tokia gudri apklausa daryta, kaip ne tai, kad jūs mylite okupaciją. Ne, buvo, ar jūs kokias nors ten iš sovietmečio kažkokias sritis jums kelia nostalgiją, jums atrodė teisinga, jums atrodė, kad verta būtų tai siekti to, tai nors kažkokiu rakursu sovietmečiu patenkinti buvo 5%, kas penktas žmogus, net ir jauni. Ne 5-20% turite omeny. Ne. Kas 5, taip, jo. 20%. Na, tas labai keista, nes iš tikrųjų aš tikrai tikiu, kad jie labai aktyvūs komentuodami ir taip toliau, bet niekada nemaniau, kad jų galėtų būti tiek daug. Tai šitas mane truputėlį stebina. Iš kitos pusės aš pasakysiu vieną žmogišką dalyką, kuris dabar jaunimui turbūt taip pat kelia nerimą, tai yra stabilus gyvenimas. Tai yra, jiem atrodo, kad tas stabilus šūdas, kuriame mes gyvename, buvo kažką vertas dėl to, kad buvo stabilus. O dabar nežinai, vieną dieną gali būti princas, kitą dieną gali būti dugne. Ir atvirkščiai. Tai šioje vietoje aš manau, kad pati socializmo idėja, socialinės idėjos nėra tokios blogos, tik tai jūsų sovietmečių nereiktų painioti kažkaip, tai man atrodo, su tos okupacijos periodu. Nes mes kaip žiūrim į švedišką ar ten skandinavišką socializmą, mes kažkaip norėtumėm ten būti visi turbūt. Tai manau, kad čia dalis painiava, nes pats klausimas ir formulavimas yra labai manipuliatyvus. Ta prasme, čia yra manipuliuojama būtent, kad padarodyti didesnį skaičių ir manau, kad tai daroma su mintimi. Tai čia jau klausėjų reiktų paklausti, koks buvo jų tikslas. Muilinant, apžvelgiant, sugrąžinti mintimis į tą laikmetį ir paprašyti išfiltruoti, kas buvo. Tai, o iš tikrųjų, tai visi mes nepasirinksi, kur ir kada gimti. Mums buvo lemta gimti okupuotoje valstybėje ir be abejo, kad pas mūsų tą vaikystę su pėdais marozas ir skurdu tuo, tai mums patiko ir tikrai nors mes labai sunkiai vaikystėje gyvename, ir labai didelių kontrastų buvo mano mamos darbovietė, tas ligoninė, su baltais marmurais, baltais laiptais ir palatom vienutėm. Bet visiems tai negali skųsti savo gyvenimu, bet nesuvokti to, kad tapai kokiu tai baisių militaristinių, geopolitinių planų, kažkokio plano dalimi, tai mes suvokime ir tiesiog apie tai nereikia net
muštis į krūtinę, tiesiog gyvenkime šiandien, tai jau mes turime viską, ko norėjome, bet negi, 5 kolona šitiek bruzda, šitiek, aš pavyzdžiui labai turiu daug trolių pas save Facebook'e ir jų niekada neišvaikau, o jie tai jau nieko neišvaiko, tu gali su juo ginčytis iki pamėlynavimo. Jie dirba darbą, kai kurie už pinigus, kai kurie tikrai iš idėjos ir tie, kurie dirba iš idėjos, yra tokie aršus, tokie, jie tikrai, mano pavyzdžiui, gatvėj, kur aš gyvenu, netoli Rasų kapinių Vilniaus senamiestyje, tai visa gatvelė yra tokie tudai-kudai, tokie nei lenkai, nei baltarusai. Tai jie nemoka lietuviškai iki šiol. Aš tai čia po polsku rozmavim, ali gavarim по-русскому. Nes jie lietuviškai, tai labą dieną dar sumekena, bet jeigu nori su manim ką nors išreiškinti, tai toj pat mes pradedam, kad tai šitiek metų, aš čia gimiau. Jie kaip kalbėjo, jie tiesiog, tai jiems tas pats. Jie laukia Putino. Gerai, padarom dar trumpą vieną pertraukėlę, grįšime ir pakalbėsime apie tai, kodėl šita knyga aktuali ir šiandien. Nes pasaulis labai keičiasi dar kartą labai radikaliai. Žurnalistų namai ir šiandien mūsų pašnekovė Rūta Sinkevičienė, knygos Prarasta karta, autorė, žurnalistė. Iš tikrųjų, nuo to, ko ir pabaigėm. Pasaulis keičiasi ir man dabar susidarė įspūdis, kad socialistinė Rusija buvo paprastesnis ir lengviau perkandamas žvėris negu dabartinė kapitalistinė. Ta prasme, tas šovinizmas ir noras okupuoti, valdyti ir žudyti liko, bet galimybės pasidarė dar didesnis. Ar tau neatrodo tai? Ir dėl to tavo knyga čia irgi labai aktuali. Jo, mano knygui yra tiesiog nepatingėjau surinkti iš 44 metų spaudos straipsnių, kurių pavadinimai, kurių tezės yra lygiai tokios pačios, su kuriomis šiandien Rusija ėjo į Ukrainą. Denacifikuoti, komunistai yra skriaudžiami, viskas tas pats, tarsi jie būtų mokėsi iš savo tėvų ir senelių. Net pažangos kažkokios kūrybinio išdėstymo prasme nėra, tie patys pavadinimai. Man plaukai, aš net sulyginau toj knygoje, kad komunizmo šmėkla dėja yra nemirtinga ir tą bacilą aptrečia nesvarbu kur. Ir viskas yra jau išnagrinėta, bet tu negali paveikti žmonių sąmonės, nes ta sąmonė dažniausiai būna tokia paveikiama, nes jie neturi žinių, jie nežino istorijos, jie nežino pavyzdžių, bet yra tokia parašyta pasaulio mokslininkų, tokia storumo, juodoji komunizmo knyga. Ta komunizmo šmėkla išlenda visur pasaulyje, tai ne tik Sovietų Sąjungoje. Sovietų Sąjungoje gal ji buvo pati aršiausia, kaip kokia Šiaurės Korėjoje, Latino Amerikoje. Tai per visus Kinijos režimo, aš dabar, jeigu būtų įdomu, tai galėčiau pacituoti, bet gaila laiko, aš tiesiog nusifotografavau, kiek yra surašyta iš visų valstybių, kiek yra aukų priskiriamų komunizmo sistemos aukomis, nes jie vadinami maištininkais ten paskui kažkokiu būdu, paskui neaišku, ar tai civilinių gyventojų žudymas, viskas susimaišo. Tai šiam 20 milijonų Rusija, 65 milijonai Kinija, Vietnamas, Šiaurės Korėja, visur komunizmo šmėkla išlindusi kažkaip tai bandė įsitvirtinti. Tai yra procesas, kuris kartojasi šiandien. Aš tik tai noriu pasakyti, kad tie pasaulio mokslininkai, ten dirbo 24 žmonės atsakingi už kiekvieną režimą ir tai mokslininkų grupės, tai tik tai noriu garsiai pasakyti 100 beveik milijonų. 100 milijonų aukų dariau. Tai gal čia ir yra ta juodoji skylė, juodoji energija, kur motinų ašaros, kur vaikų ašaros, kur nesulaukia,
kur apvirkti, aš sakau, einu su šuniu palei Pilsudskio kapus ir ten tiek daug nežinomų kareivių guli. Ir man taip gaila, taigi jie svetimuose karuose paguldė galvą, jų motinas net nežino, kur jų vaikai. Tai padauginkime, tai mes iš 100 milijonų. Tai va to, prašau, kosmoso juodoji energija. Na, tikrai tiek, aš manau, kad čia gal ir tiek komunistų, kiek atskirų valstybių arba iškreiptos sistemos problema. Nes, nagi, niekur neparašyta, kad reikia žudyti, tremti ir taip toliau. Čiagi buvo sumąstyta vienos valstybės, mūsų atveju. Vienos valstybės veikėjų ir tai nieko bendro neturėjo su politinė sistema. Aš nemanau, kad jeigu Rusija būtų, kad carinė Rusija buvo, be komunistų buvo žymiai geriau elgėsi. Buvo tie patys trėmimai, tai tiesiog tos valstybės veiklos modelis. Ir nepriklausomai nuo to, kas valdžioje jis toksai buvo, ir manau, kad tas imperinis modelis ir liks. Tai aš manau, kad čia mums didesnės pavojus ne pati kažkokia socialinė valstybių sistema, nes, Rusija dabar irgi laukinis kapitalizmas su banditais vadovaujančiais verslui. Taip, kad ten komunizmas... Vėliaujamas šviečia. Taip, komunistai dabar sėdė kaip pelė pašluota Rusijoje. Neslapti, turbūt bažnyčia daugiau ten kunigai šneka, negu šitie popai visi aktyviau politikoje dalyvauja negu komunistų partija. Bet pati valstybės esmė, groboniškumas, tas imperializmas, noras žudyti, okupuoti, lieti kraują, gyventi svetimų turtų, jis, man atrodo, tiesiog išlieka ir istoriškai išlieka. Ta valstybė tiesiog nesugeba keistis. Tai aš, kai savo knygoje Prarasta karta, netgi išsegmentuoju tokius tam tikram laikotarpiai būdingus, bet taip ne tai, kad čia nėra mokslė kažkokia knyga, tai yra knyga per mane, kad nesiginčytų vatnikai su manim. Tai aš mačiau savo akimis. Yra išsegmentuota, kokiu metu ankstyvuoju, sovietmečiu, viduriniuoju, brandžiuoju, vėlyvuoju, išsegmentuota, kokia yra naudojama retorika ir kaip keičiasi mūsų smegenys, kaip jie jas veikia per tą trūmą patrauklumo. Ir sako, žiūrėk, džiaugis, kaip mes visko turime. Ir mes žiūrime, ten nieko nėra, bet džiaugiamės. Tai iš tiesų sovietų valdžia buvo meistrai pasigauti tokius įtaigos būdus, kurie šiandien naudojami ir šiandien visur pasaulyje. Tai sektų, kiek aš filmavau, dariau filmą apie sektas, galvoju, kur man tai matyta. Kaip sektantai, jų vadovai naudoja lygiai tas pačias įtaigos schemas, lygiai tas pačias, kaip pavyko, nes tai yra neurolingvistinė programavimo būdai, o tuščias smegenis labai lengva užprogramuoti ir jo mūšis, nieko prieš tai apie tai negalvojęs, paskui mūšis prie stalo su giminėm, gerdamas čierką, kokią įmušys į krūtinę ir bus pagatavas už tai numirti, už idėją, kurios dar nežinojo prieš tavai. Ir tai būtinga. Mano močiutė amžinatilsį tokie eilėraštį sakydavo, tai nešvankus jisai, bet tu Lietuva, tu mano, tu brangi tėvynė, susidėjai su Ruskiu, negražus žodis paskutinė. Tai gal taip ir apibendrinkim. Klausytojams priminsiu, šiandien svečiuose buvo Rūta Sinkevičienė, knygos Prarasta karta autorė, aš Darius Lukoševičius. Taip pat noriu padėkoti Justui Jurkevičiui už ryšį ir iki kito susitikimo. Laida remiama Medijų rėmimo fondo.